Oi, brangenybė, žinokit, koks iš ryto atėjo noras. Suprantat, eina tokia mintis ir toksai supratimas, kad sako, žinai, nėra teisaus, nėra nei vieno. Iš tokios pozicijos ateiti į bažnyčią, tame tarpe ir aš nesu teisus iš savęs. Ir supranti, mes čia ateinam pažinti Jėzų. Ir kaip pavyzdys, turėjau tokį, žinai, žiūrėjau video ir apie kalbas ten žmogus aiškina, vienu žodžiu, kaip nebuvo taip, kad, žinai, žmonės kiti, nesuprastų, ką kalba. Ir duoda tenai moters tokios pastorės vaizdą, kaip jinai kalba kalbom ir tokios kalbos nėra ir taip toliau, žinai, ir toks visas vėjas. Ir paskui, supranti, man ateina toksai supratimas, kad Jonai, žiūrėk, aš noriu, kad būtų vieta, kur jūs, sakysime, turėdami šitą supratimą, nebūtumėt pasmerkti tų, kurie supranta puikiai, kad kitokios kalbos yra. Ir kad toje vietoje tu ramiausiai gali būti šalia kito žmogaus ir jis bibliškai teisus pagal vieną rašto vietą. Tai reiškia tenai, kur, sakysime, pati apaštalų darbų, antras skyrius, trečias skyrius. Antras skyrius jo, kur ateina šventosios dvasios kalbų dovana ir kur subėga iš visų miestų, suėję žydai ir žmonės į tą vietą ir girdi savo kalbom. Ir jis toj vietoje yra teisus. Ir supranti, ir jeigu dėti paskui, sakysim, jeigu iš tikrųjų turėti tokią širdį, kad aš noriu daugiau giliau pažinti, ar tu nori giliau pažinti? Jisai kaip ir aiškina iš tos perspektyvos, kad pasmerkti, kad tai neteisinga, demoniška ar dar kažką. Bet aš ne apie tai, aš sakau, palauk, tu tiek žinai, tau tiek atverta, ar tu nori giliau? Ar tu nori giliau? Nebijok, einam Bibliją. Man labai patinka Biblija, man aš kaifuoju nuo Biblijos, aš džiaugiuosi, kad tai yra ta knyga, kuri tai yra tobula Dievo, kaip sakyti, paraštės, vadinkime taip, ties kuria mes turime veikti ir kur labai aišku, tikslu labai, kad nenugrybavom kažkur neten. Nes jisai čia yra veidrodis, Biblija yra veidrodis. Ir toje vietoje tu ateini ir sakai, ir toliau Paulius aiškina Korintiečiams 14 skyriuje apie kalbas. Pasakyk, žiūrim, jeigu kalbėčiau, meilės himnas tai yra 13, jeigu aš kalbėčiau žmonių ar angelų kalbomis, kaip su šita vieta, kokią tu kalbą angelų žinai, kokią tu ją pažįsti, supranti? Ir toje vietoje, nes yra patirtis, yra patyrimai, kada tu jau, sakysime, patyrei tos dalykus ir kada, sakysim, tau ateina vaizdiniai, supratimas, aiškinimas kalbų, nevertimas, aiškinimas kalbų. Vėl imame šitągi apreiškimo knygos 21 skyrių, kur ateina ir jisai puola prieš jį ir sako, tu ten atsistok, žinai. Ir sako, dabar užrašyk, nes tai yra patikimi ir tikri Dievo žodžiai. Ir ten yra pacituojami jie. Yra momentas, kada yra vertimas, yra momentas, kada yra aiškinimas, kada Jonas, dvasioje, žinai, ten visas, žinai, aš viešpaties dieną mačiau, žinai, ir kritau kaip negyvo, žinai, išgirdęs tą galingą, kaip vandenų šniokštimas balsą. Ir tu supranti, ir ten reikėjo interpretacijos, ten reikėjo aiškinimo, ten reikėjo dalykų, kurių jisai pats dar šito momentu, tu įsivaizduok, tu gyveni visiškai, tam senam laike, o tu matai sraigtasparnį, ką tu ten matai, žinai, ta prasme, ir tau ten, žinai, galvoji, kaip skeriai, žinai, su moters plaukais, o balsas, žinai. Ir jam reikėjo kažkaip išaiškinti, jis bandė kažkaip į šitą vietą pasakyti, žinai. Mums daugiau aiškiau, sakysime, šitoje vietoje, jau būnant, jau matant, kas pasidomi istorija, ten atsiveria papročių supratimai, ten atsiveria kiti palyginimai, žinai, ten atsiveria teisės palyginimai. Pavyzdžiui, kaip sako, turtuoliui patekti į pro adatos ausį. Adatos ausis Jeruzalėje yra vartai, kur praeina kupranugaris be muito. Tai reiškia, visas kupranugaris nukraudamas ir praeina. Tai reiškia, turtuolis visą savo tą turtą pasideda, savo nuosavą teisumą nusimauna ir praeina toks, koks yra. Tau adatos ausies aiškinimas. Ir kaip pavyzdys. Bet aš tą noriu pasakyti, kad čia nėra tokių teisiųjų klubas. Ne, čia Jėzaus įsimylėjusių žmonių susirinkimo vieta.
Čia kur chebra pažįsta savo mylimąjį, mes esam jo nuotaka, mes esam balandėlė išrinktoji. Dėl brangenybės, kai einame vieni su kitais bendrauti, viskas galima. Absoliučiai atsiveriam tom galimybėm, kurią turi brolis ir sesė. Ir kaip sako, viską ištirkite. Ne viskas ten gerai, žinai, būna kitą kartą. Bet jokio pasmerkimo, jokio užgrūzinimo. Sakyk, klausyk, va, yra, jau praėjom, buvom ten, plaukėjom, čia. Palauk, nebijok. Nes dažniausiai žmogus varo pasmerkimą iš baimės. Iš baimės, kad pražus, iš baimės, kad kiti žuva. Bet mes išgelbėti, chebra. Aš taip norėčiau, kad mes varytumėm ne pasmerkimą, bet patirtį. Asmeninį santykį gilesnį su Jėzumi. Įsivaizduokit, ką turėjo tik įtikėję 1 amžiaus krikščionis. Izaijo rytinį kokį nors ir šventąją dvasią, kuri juos guodė, gaivino, vedė, atstatė, darė. Dabar mes turim Biblijos rinkinį. Wow, chebra. Ten vieni stumia, čia Vatikano, čia ta. Baigim. Čia yra nuostabiausias Dievo žodis, kuriame šitiek daug. Ir tai yra testamentas, tai yra palikimas, tai yra karalystės raktai. Tai yra taip, kaip tu atrakini ir atidarai duris. O ten pasivaikščioti galima. Wow. Efalada basaja. Todėl aš tave laiminu šiandien. Todėl aš tau sakau, kad visa, kas geriausia yra tavyje, nes Jėzus nugalėjo mirtį, pragarą ir nuodėmę. Ir jisai išlaisvina tave iš visų ligų, jis atstatė tavo kūną, jisai myli tavo sielą, jisai džiaugiasi tavo dvasia ir visa tai eina tik geryn. Tik geryn. Taip kad būkit palaiminti ir labai mylimi.